šaltinių vanduo, kalnų vanduo vienintelis Bacho sistemoje yra ne augalas, bet nešantis savyje labai stiprią žinutę. Na, o šviesioji pusė, kurią turi kiekvienas augalas, šiuo atveju ir šaltinio vanduo kaip archetipas, kaip simbolis, tai yra lankstumas, takumas, gyvenimas tėkmėje, gebėjimas pasėdėti prie krentančios krioklio, prie krentančios vandens srovės ir permąstyti savyje išplaukiančias, ribojančias programas.